sakykit, kam tokio ilgo autobuso Kaunui reikia? Mes praeitais metais padarėme, sakykime, tam tikras pertvarkas savo maršrutuose ir pastebėjome, kad žymiai padaugėjo keleivių. Ir paskaičiavimai rodo, kad mums dar trūksta apie 20 prailgintų autobusų. Ir kai kuriuose maršrutuose mes 4 išrinkom, kur netgi ilguose autobusuose nebetelpa mūsų keleiviai. Tad spręsdami, sakykime, tą problemą piko metu, rytinio ir vakarinio metu, priėmėm tokį drąsesnį sprendimą pirkti ne eilinę priekabą, o, sakykime, pikinę priekabą, kuri nuvežtų, sakykime, visus šios keleivius. Tai yra, mūsų keleiviai nebūtų susispaudę kaip silkė bačkoje, o važiuotų ganėtinai patogiai. Antras dalykas, galbūt pakalbintų kaimyną, kuris pasinaudotų mūsų paslaugą. Antras momentas yra tai, kad, sakykime, šis autobusas veža didelį kiekį keleivių. Vadinasi, jo savikaina keleivių pervežimo yra žymiai mažesnė. Jis, sakykime, jeigu vežimo apimtis lyginti, tai, sakykime, vienas toks autobusas atstoja 10 mikroautobusų ir 2, sakykime, paprastus. Sekantis momentas, mes vis dėlto žiūrime į miestą, miesto papuošimą. Masinių renginių metu mums nereiktų siųsti keletos autobusų, užtektų, sakykime, tokio vieno, kuris tam tikrą kryptim nuvežtų. Tai yra nuo Žalgirio arenos, nuo kitų renginių, sakykime, žymiai patogiau ir efektyviau būtų naudojama. Kiek jame telpa keleivių? Sėdimų vietų 50-60, o stovinčių apie 150. Taip, labai jau per daug nesuspaudus. Tai kuriais maršrutais būtų aktualu čia? Mes dabar skaičiavimus padarėm, kad jie būtų tikslinga 4 maršrutais ir vakar naktį arba vakarė išbandę 37 autobusų maršrutą, bandysime tenais jį ir leisti. Čia kokie gyvenamosius rajonus? Čia Šilainiai link ten, sakykime, tų pramoninių rajonų. Tai visi numeriai to ir bus? Aš manau, kad jų yra tikrai 4, nėra daug. Tai yra 1% mūsų tik autobusų. Tai mes juos visus 4 tame maršrute bandysime dabar ir bandyti. Ar jie visą dieną važinės, ar tik 3 dienas? Mes vis dėlto tikimės, kad jie piko metu, rytinio piko ir vakarinio piko metu pertraukiamas grafikas. Ar tos priekabos mobilios kažkaip yra jos? Tai yra tikrai šiuolaikinė technika. Visos 4, tai yra 3 ašys yra vairuojamos, ko nėra kitose. Jos labai mobilios ir, sakykime, mes galėsime pabandyti šiandieną. Mes tikrai turime informaciją, kaip vakarietiškose miestuose jos važinėja. Jos tikrai mobilesnės negu eilinė priekaba arba vejantis autobusas. Kiek kainuoja toks autobusas ir iš kur jūs pirkot ir kokio jis amžiaus? Sakykime, jis kainuoja lygiai tiek pat, kiek ir paprasta priekaba. Jeigu pirktumėm naują, tai jisai kainuotų kokie 500 000 europiniais pinigais, o šį kartą mums atsėjo iki 30 000, tai yra 15 kartų pigiau negu paprastas naujas toks pats. 30 000 eurų? Eurų, iki, taip. Vienas, taip, iki 30. Kokie pagaminimo metai jau? Tai jis maždaug apie 10-11 metų turėtų būti kažkur tame. Kur jisai naudotas? Jis vakaruose naudojami. Šitą techniką naudojame tam, kad, sakykime, keleivis turėtų tam tikrą komfortą. Nebūtų spaudę, sakykime, būtų patogiai važiuojant. O, sakykime, perspektyvoje mes vis dėlto matom naują transporto rūšį, ką ir Vilnius svajojo apie auto tramvajus vadinamus, bet tai yra, sakykime, su miesto suderintis tam tikri žingsniai į perspektyvą. Gal vairuotojas turės kokį padėjėją ilgam autobusui? Kad nereikalinga, užtenka tų techninių įrangos, ką turi, užtenka vairuoti. Jie jau pilnai išbandė ir susipažino. Bilietukus pardavinėt? Bilietukus tai mes spręsim kitaip tas problemas, mes kažkada minėjome, galbūt nukrausim kažkada juos nuo to, sakykime, tos veiklos.